Taigi, sveiki mielieji, su jumis Trading Inkubatorius, čia aš Artūras ir čia po tokios vėl pertraukėlės atostogų vienos savaitės padarysim tokį trumpą video, pabandysim apžvelgti kai kurias valiutų poras ir pasižiūrėti, kas maždaug dedasi šitoj mūsų valiutų rinkoje. Taigi nuo euro australo pradėsiu, bet kokiu atveju euras, atkreipiu dėmesį į savaitiniam grafike, savaitiniai žvakiai užsidarius pakankamai graži. Prieš tai pardavėjai lygtais ir norėjau kažką daryti, bet niekas nepadarė nieko, neužsidarinėjo kaina kažkur tai žemiau dar prieš tai buvusios savaitės, o praeitą savaitę atėjo iš tikrųjų prie 1.500 ir kaina atsirėmė. Su trendinė linija gražiai sutampa tas 1.500, bet matom, kad vis tik tais kaina turi 1.4 labai stiprų lygį, kuris irgi, kurio pirkėjai, atsiprašau, pardavėjai nenori. Pirkėjai kur kas labiau čia buvo aktyvesni negu pardavėjai, tai pasistengsim pažiūrėti, kaip iš tikrųjų kaina elgsis prasimušus 1.500, jeigu jinai jį sugebės prasimušti. Tai tada pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų kas labiau dominuos, ar pirkėjai ar pardavėjai. Tada bus galima iš to prie kažką labiau spręsti. Kol kas tai iš tikrųjų visa šita erdvė, manau, yra labai sunkiai prognozuojama, nes čia gali būti ir kanalas, ir labai daug visko. Euras ir svaras. Labiau būčiau linkęs iš tikrųjų eurą pardavinėti svaro atžvilgiu, nes svaras, manau, yra kur kas stipresnė pati valiuta. Dabar kas iš technikos liečia, tai 7.00 buvo 7.00 buvo šitoj vietoj ir tą 7.00 iš tikrųjų su baisinė jėga prasimušė ir grįžo ne vakar, praeitą savaitę tokia viena inside baras vadinamas žvakutė. Dabar bet kokiu atveju būtų rizikinga ką nors daryti, kol kaina neišėjus yra iš šitą arba į šitą pusę. Aišku, aš tikiuosi, kad kaina labiau sudarinės šitoj pusėje, žemiau 7.00, bet tol, kol čia neužsidarys, iš tikrųjų neverta nieko daryti, nebent bandyti žiūrėti dieniniam grafike. Dieninis grafikas atrodo maždaug taip. O matom, kad ta savaitė diena tai iš tikrųjų nėra labai graži, bet man atrodo, mes čia laisvai pritaikytume paprasčiausius elementariausius dalykus, jau yra ties 61. Susifokusavus kaina, aišku, dieniniai žvakiai šita tikrai ypatingai nėra graži, nors jinai yra raudona, ir raudona rodo, kad iš tikrųjų bet kokiu atveju šitie buliai iš tikrųjų jau penktadienį buvo išsekę ir kažkodėl tai savaitės gale vis tik tais kaina užsidarinėjo žemiau negu savaitės vidury, tai yra šitoje vietoje. Dar galbūt būtų galima laukti 76 ir paskui su nedidelė rizika bandyti pardavinėti šitoje vietoje. Taigi toks pastebėjimas yra su euru ir svaru. USD ir Kanados doleris, čia nežinau, stipru ir baisiai stipru. 1.250 sukapotas gabalais. Šitoje vietoje čia jisai iš tikrųjų ta aukštesnė vieta irgi prakirsta. Dabar 1.300 jau užsidarinėja iš tikrųjų aukščiau jo. Tai manau, kad šitoje poroje reikia ieškoti tik tais pirkimų. Čia tikrai gražiai dominuoja pirkėjai, didelė jėga, čia tik viena matėm vienas pasipriešinimas buvo kažkada tai savaitės pradžioje, čia visur iš tikrųjų dabar sustojo prie 3.1. Aišku, čia korekcijos galimos ir visą kitą tikrint gali, tai iš tikrųjų 1.28 lygį. Tikrai nebejotinai gali įtikrinti, čia reikėtų išlaukti kažko tai ir iš tikrųjų ieškoti, manau, gerų įėjimų pirkimui. Australas ir USD, čia dar užpraeitam video kalbėjom, kad šitoj buvo vietoje kaina ir iš tikrųjų tikrai tikiu tuo magnetu, kuris yra iki 76
ir jau labai nedaug iki jo liko. Čia aišku biškelį patampė nervus, bet jeigu į pardavimus žiūrėjo kažkas, tai iš tikrųjų tikrai nesuklydo. Nes jeigu paimsit istoriškai, tai iš tikrųjų tokiose vietose, va kaip šita, pavyzdžiui, buvo vieta, tokiose vietose tikrai kaina neima ir neapsisuka. Kad čia apsisuktų kaina šitoj vietoj būtent ir važiuotų į viršų, nu tai nežinau, kas turėtų nutikti. Kad paliktų tą tokį, kaip aš vadinu, snarglį iki lygio, kuris iš tikrųjų tikrai jau tada kažką tikrai mums iš tikrųjų rodys. Tai tokiom situacijom dažniausiai net iš tikrųjų galima užėti didesniais lotais, nes tikimybės, kad jinai vis tik tais norės paliestą lygį, yra kur kas didesnis negu suksis. Aišku, reikia žiūrėti tenais valandiniam, dieniniam kažkokius tai įėjimus ir panašiai geresnius. New Zealand ir USD. Pirmadienį mes buvom pasižymėję šitoj vietoje, buvom pasižymėję su klaustukais. Labai didelius, tiksliau atsiprašau, labai mažus pirkimus buvom pasižymėję, bet realiai to nedarėm. Ir paskui matėm, kad vėl išsipardavė ir vėl išsiparduoda. Dabar iš tikrųjų manau, kad viską lemia šita žvakė. Ir kol kas tikrai šita žvakė yra pakankamai svarbi, nes ir penktadienio pardavėjai iš tikrųjų neužsidarė žemiau jos. Tai būtų gerai sulaukti, kol užsidarinė žemiau jos. Jei kažkas jau įėjo pardavimus šitoje vietoje, tai iš tikrųjų tai labai gerai pas mus, man atrodo, yra valandiniam vykintas įėjęs pardavimus šitoje vietoje. Tai irgi yra, tai nėra blogai, jau perkelti yra stopą, man atrodo, valandiniam grafike. Tai čia lygiai, žiūrėkit, tas pats vyksta su šita vieta, kad ją norės paliest, iš tikrųjų šita vieta yra kur kas daugiau tikimybės, negu dabar kaina apsisukti. Aišku, jau šita banga yra pakankamai didelė, prieš tai buvo truputėlį labai nedaug mažesnė. Ir paskui su korekcija ta banga buvo su šita ir su šita. Kalbu apie šitą bangą, kur yra 1600, čia yra 1800 punktų kažkur, tai man atrodo jo. Tai bet kokiu atveju, anksčiau ir vėliau, manau, šita vieta mus pritrauks tikrai 6-5, dabar yra 6-5 šitoje vietoje užstojo. Jeigu jį prasimuš ir ateis ir iki čia, manau, kaina. Lieku ties pardavimais kol kas. Euras ir Japonijos jena. Euras, kaip ir sakiau, tikrai įsidirbinėja. Nu, neįsidirbinėja, bet aš tikrai jau prieš tai kalbėjau, kad aš kol kas nelabai tikiu jo tuo pigimu. Jeigu juo ir tikiu, aš realiai tikiu, galbūt ilgalesniai, bet man dabar dar reikėtų labai, kad man daug kas, nežinau, kol kas įrodymų tokių labai didelių nėra ir kol kas to niekas man neįrodys, kol nėra padarytos kažkokios tai prieš tai buvusios žemumos, nes kol kas 5 mėnesius, tarkim, tas euras USD išlieka korekcijoje, tai 5 mėnesių žemumų kol nepadarė, tai sorry, aš jau nepardavinėsiu. Savaitiniai žvakės, pažiūrėkit, didelis, gražios, tvarkingos ir tokios labai daug pasakančios. Tai tarkim čia eurų vieną, tai nieko aš čia nepardavinėju ir nepardavinėsiu ir tas tiesiog nedomina. Aišku, čia dieniniam išsiformavę tokios gražios vietos, gan sakyčiau, eurų Kanadoje, eurų jenui, aš be to buvau pardavęs eurą jeną, aš buvau pardavęs šito kažkur vietoje ir paskui ne, čia aš jį buvau paskui laisvą čia kažkur ir paskui man čia jisai grįžo ir aš jį užsidariau, nes vėlgi matau, kad vis tik tai šitos apačios jau yra svarbios ir kol jisai bent čia neužsidarinės, apie pardavimus bent jau iki čia negalvot. Mano nuomonė. Kanada ir Japonijos jena savaitinis grafikas 1, 2, 3, 4 žvakės krenta be sustojimo ir aš asmeniškai esu pardavęs. Esam pardavę, tiesą sakant, palaukit, kas čia buvo. Čia man buvo ištasę nervus. Ištasę nervus buvo ir kodėl buvo ištasyti nervai. Todėl, kad vienas sandoris buvo parduotas čia ir uždarytas jisai buvo kažkur tai čia, man atrodo. Ir atidarytas kitas sandoris ir čia, ir dabar čia jau yra kaina. Tai
čia biški nervai man neištempė, tai dėl to tai padariau, kad užsidarinėjau šitoje vietoje. Paskutės per kvailumą atidarinėjau antrą sandorį. Iš tikrųjų, nors taip nėra gerai ir to nerekomenduočiau, nes čia iš tikrųjų yra dideli stipraus lygiai. Dabar bet kokiu atveju šitas jau yra perkeltas į pliusą ir tai nėra blogai ir tai tiesiog jau yra gerai, nes prieš tai buvo to sandorio, tuomet gal 60, nepamenu, ar 5, nes buvo 90 pas mane punktų visų prekiauta ir turbūt ant 60 susidariau, kad ten dasipirkau tą kitą, tiksliau dasipardaviau. Kol kas ir toliau išliekam pardavimuose, nors čia iš tikrųjų stipri vieta gali būti sustojimai. GBP ir USD čia toksai įdomiausias variantas savaitės pradžioje, iš tikrųjų tikrai fokusavomės mes į pirkimus. Ir čia buvo penktadienis, trečiadienis, antradienis, pirmadienis, čia buvo. Fokusavomės į pirkimus ir mes jį čia nupirkom šitoje vietoje. Ir šitoje vietoje trečiadienį berods buvo per naujienas. Mes jį parsidavėm ir laukėm, kol bus naujienos ir parsidavėm prieš pat naujienas ir padarėm tą sėkmingai. O atsiprašau, šitoje vietoje, va čia kažkur. Mums čia jisai pakilo ir prieš naujienas mes jį užsidarėm. Ir kadangi užsidarėm, tai buvo gerai, nes naujienos jam buvo nepalankios ir suvaikščiojo į apačią. Tai dabar iš tikrųjų matau tik tais 1.50 lygį, kuris yra pakankamai stiprus. Kiek pakankamai nežinau, bet jisai yra kol kas stiprus ir tol, kol kaina neužsidarinės apačioje, jo iš tikrųjų pardavimų nereikėtų žiūrėti. Nes taip realiai iš tikrųjų tie pardavimai galbūt čia net gali būti labai trumpalaikiai. Aš labiau tikėčiau, kad čia yra kur kas stipresnė pora. Stipri, manau, bent jau svaras, tai kol kas, manau, stiprus yra. Ir galbūt jisai tiesiog pjaus ilgoje perspektyvoje pjaus į viršų, bet kol kas tai reikėtų, man atrodo, palikti viską ramybėje, nes šita ketvirtadieninė žvakė užsidengi ko ne pusantros savaitės. Aišku, pagrindinė yra šita žvakutė. Jeigu ją užsidengtų į apačią, tada, aišku, turėtume ir trendą šiokį tokį sulaužytą, tada 1.50 sulaužytą, tada būtų galima ieškoti kažkokių tai pardavimų iki kažkur tai čia, paskui gal vėliau net ir iki čia. Bet kol taip nėra, tai kol kas išlieka, manau, pirkimai. Taigi šiam kartui tiek. Pasimatysim arba pasigirdėsim turbūt ateinantį sekmadienį. Ir paskui jau nuo rudenio iš tikrųjų jau darysim pastoviai apžvalgas ir aprašysim ir aprodėsim ir apkalbėsim. Taigi geros jums prekybos, būtinai valdykite riziką, neužsiraukit su dideliais lotais ir šitaip išsaugoti savo kapitalą esamą. Taigi kol kas iki.